Žinojau, kad čia bus geri sušiai, bet kad tokį rameną rasim. Sultinys skonis. Ar pasilgote gerų sušių? Na, ne tiesiog takeaway patekalo, o kažko daugiau. Nes šiandien mes Kalnėnuose Sushi Masters Roll Bar. Skoningas interjeras ir detalės. Meniu, kuriame galima rasti nuo sashimi, tataki, iki rydžių dubenėlių, nigiri ar įprastesnių sushi rūšių. Beje, mums pasiseka, nes čia matote žmogaus rankas, kuris ne šiaip gamina sushi, o specializuojasi omakase vakarienėse ir yra dirbęs ne su vienu pasaulinio lygio sushi šefu. Ne kasdien jį ten galima rasti, bet mums pasiseka. Skonių kelionę po Japoniją pradėjom su lašišos tataki. Apdeginta lašišos filė, upėtakio ikrai ir mango padažas. Kokybiška lašiša persipinanti su išraiškingu mango elementu. Grynas su įdomiu posūkiu skonis. Tuo metu vaikai džiaugiasi savo makį, o didžioji mergaitė atranda, kad labai mėgsta vakame dumblių salotos. Beje, lašiša, sakė, čia keliauja tiesiai iš Norvegijos fjordų. O čia matot žmonos ryžių dubenėlį su lašiša tempūroje, bei Philadelphia Special Rollus, kurie turbūt geriausiai parodo šio restorano fusion pakraipą. Čia ir turėjo baigtis mūsų ragavimas, bet mergaitėms pasakius, kad dar galėtų kažką suvalgyti, o ir pačiam jaučiant, kad dar ne iki galo atskleidžiu jų potencialą, šefo patartas užsakau rameną ir porą nigiri. Ir aukso puodas prieš jūsų akis. Jis ne tik blizga kaip auksas, bet ir skonis, nerealus, neapsakomai stiprus, koncentruotas ir įsimintinas sultinys, toks, kurio greit nepamirši. Tas pats ir su kiauliena ar kiaušiniu. Visi ingredientai stiprus, bet gerai suderinti. Vienas labiausiai patikusių variantų Vilniuje, o čia degintos lašišos papilvės nigiri. Liepia valgyti šiltą ir rankom. Beje, deginant riebę papilvę, riebalai įsigeria į ryžius. Skonis nepakartojamas. Labai įsimintina kelionė po Japoniją. Užsukite ir jūs, neskubėdami pasimėgauti. Skanaus.